dedam ir visa kita, va čia 15 metų yra 3 pagrindiniai regionai yra JAV, išsivyščiusios rinkos, be JAV ir besivystančios rinkos. Ir čia va 15 metų istorija matosi, kad JAV čia unbeatable. Tai jeigu susidarinėsi kur nors portfelį, kas nors ten, nežinau, ar jajaus klausė, visą laiką natūraliai visi spaudžia tą jajų ar patį konsultantą, kad padarytų kuo didesnę grąžą su mažesnė rizika. Nu, tu žiūri istorinius duomenis, nu ir matai, kad čia be JAV nieko neišeis. Ir gaunasi lygiai tas pats kaip pasaulio akcijų indeksas. 7 procentų, 8, 9 procentų būtent JAV. Ir dabar čia atrodo viskas gerai, 15 metų. Problema ta, kad mes neturėjom jokių rimtų krizių. Ir pavyzdžiui, pažiūrėjus tą krizinį laikotarpį nuo 2000 iki 2010 metų, tai čia matom, kad buvo blogiausiai performantis regionas JAV. Minus 50 procentų per 10 metų. O besivystančios rinkos atvirkščiai 50 procentų viršaus.